Labą dieną. Šiandieną mes jūs sukvietėme pakalbėti tema apie teritorijų planavimo dokumentų derinimą ir miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. Tikime, kad dauguma ar visi, arba bent jau dauguma čia susirinkusių žinote, jog miško žemė Lietuvoje turi ypatingą apsaugos statusą. Kad vieną kartą jau žemės plotą pripažinus mišku arba miško žeme ir jį įtraukus į valstybinę miškų apskaitą, tas žemės plotas jau bus skirtas tik miškui auginti ir jokia kita veikla jame jau nebebus galima. Tačiau yra išimtinių atvejų, kuriais vis dėlto galima miško žemę paversti kitomis naudmenomis ir mūsų tarnyba vis dar dažnai sulaukia piliečių klausimų apie tai, ar galiu savo miške pasistatyti namą, ar galiu savo miške įsirengti kokią tai infrastruktūrą, ar tai, tarkim, kažkokį poilsio ar pramogų parką ir panašius dalykus. Tai nepaisant to, kad iš ties jau esame paskelbę labai daug informacijos šią temą ir darę ir tokių štai nuotolinių ir gyvų seminarų šią temą, matome, kad ši tema yra vis dar aktuali ir verta dar kartą prie jos sugrįžti. Tačiau šiandieną mes šiek tiek temą pakreipsime kitą linkmę, daugiau kalbėsime apie teritorijų planavimo dokumentų derinimą ir taip pat paliesime ir miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. Pranešimą šią temą skaitys mūsų tarnybos vyriausiasis patarėjas mokslų daktaras Ričardas Beniušis. Į klausimus atsakyti padės mūsų kolegė Rasa Kulbokienė ir taip pat mūsų miškotvarkos skyriaus vedėjas irgi mokslų daktaras Leandras Deltuva. Sutarkime taip, kad kylančius klausimus, kol bus skaitomas pranešimas, jūs rašysite į pokalbių langą, vadinamą į chatą, ir prie šių klausimų mes prieisime, kai pabaigsime pranešimą. Na, o po to matysime, galėsime pereiti ir prie gyvai užduodamų klausimų. Na, o tuo tarpu aš tada suteikiu žodį kolegai Ričardui Beniušiui, kad jis pristatytų mums šios dienos temą. Prašome, Ričardai. Labą dieną. Pasidalinsiu skaidrėmis. Ar matote, girdite? Taip, matosi, girdisi. Taigi šios dienos mūsų tikslas suteikti šiek tiek tokios bazinės informacijos, kuri galbūt jums žinoma, šiek tiek juridinės informacijos ir po to pereiti į klausimus, diskusiją, kas paprastai visada aktualiau būna klausytojams. Todėl kai kurių skaidrių išsamiai nenagrinėsime, kadangi mūsų šitas susitikimas bus įrašytas, tai tikrai galėsit peržiūrėti pakartotinai, pastudijuoti detaliau skaidrių informaciją. Taigi dabar kas yra tas teritorijų planavimas, kam jis yra reikalingas. Iš principo, kad kažkokia tai teritorija būtų vystoma, kaip sakant, darniai, sprendiniai neprieštarautų vienas kitam. Teritorijų planavimo procese stengiamasi atsižvelgti į visus poreikius ir suderinti visas reikalingas priemonės. Na ir priklausomai nuo teritorijų planavimo lygmens, gali būti teritorijų planavimo dokumentai valstybės lygių, savivaldybės ar vietovės ir priklausomai nuo to, kokia teritorija nagrinėjama ir aišku, tada svarbus ir tas mastelis, vienoks mastelis, kai valstybės visa teritorija yra nagrinėjama, planuojama ar jos dalis ir kitas dalykas, kai yra tiesiog vykdomas kažkoks tai žemės sklypo pertvarkymo momentas, projektuojamas tas pertvarkymas, tai žinoma, tas mastelis reikalingas visai kitas. Teritorijų planavimo dokumentų rūšis vėlgi pagal poreikį yra to planavimo
skirstomos į kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus. Tai ten, pavyzdžiui, valstybės teritorijos bendrasis planas, savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai, detalieji planai. Na ir taip pat yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurie orientuoti į konkrečią sritį. Ir šiandien ypač mes kalbėsime apie miškų tvarkymo schemas. Taip pat tai gali būti inžinerinės infrastruktūros vystymo planai, žemės gelmių naudojimo planai. Tai tiesiog yra specialusis teritorijų planavimas. Kadangi valstybinė miškų tarnyba intensyviai dalyvauja miškų tvarkymo schemų rengimo procesuose, tai miškų tvarkymo schemos, tai yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, rengiami valstybinių miškų valdytojų bei regionų teritorijoms ir skiriami bendrai miško žemių naudojimo politikai nustatyti, jų tvarkymo koncepcijai parengti. Visą šitą, kaip sakant, miškų tvarkymo schemų tikslą mes galime matyti miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklėse, nes, sakykime, schemos rengimo tikslas tai yra sudaryti sąlygas darniai miškų ūkio vystymo ir miško naudojimo politikai įgyvendinti netrumpesniam kaip 20 metų strateginiam laikotarpiui. Na ir uždaviniai nustatyti miškų ūkio plėtros kryptis, įvertinti miškų ploto didinimo galimybės, jau ir ši vyriausybė mūsų taip pat savo strateginiuose planuose kalba apie Lietuvos miškingumo didinimą. Taip pat įvertinamas miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis poreikis ir galimybės, kas yra labai aktualu. Įvertinamas esamas miškų pasiskirstimas miškų grupiai ar grupėms, pogrupėms, teikiami siūlymai tobulinimui. Na ir kiti svarbus dalykai. Dabar miškų tvarkymo schemų rengimo dažnumas. Tai paprastai šios schemos rengiamos kas 10 metų, nors miškų įstatymas leidžia ir 20 metų laikotarpį. Paprastai tvarkymo schemos rengiamos apskrityse esančiose rajonuose. Ir šitas schemas tvirtina aplinkos ministras. Vienas iš miškų tvarkymo schemų rengimo uždavinių yra peržiūrėti miškų pasiskirstimą miškų grupėms ir pogrupėms. Yra vėl pervertinamas miškų plotams suteiktos miškų grupės ir jų atitikimas normatyvų reikalavimams. Normatyvai yra išdėstyti miškų priskirimo miškų grupėms normatyvuose. Ir taip pat vertinant miško grupės, pogrupius, yra integruojami ir saugomų teritorijų specialiųjų planų sprendiniai, kurie taip pat įtakoja miškų priskirimo miškų grupėms. Miškų priskirimo miškų grupėms planai, kurie yra rengiami, yra sudėtinė miškų tvarkymo schemų dalis, rengiami pagal patvirtintų specialiųjų teritorijų planavimo dokumentus sprendinius, kurie yra užfiksuoti miškų tvarkymo schemose, saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose. Taip pat jie yra ir tikslinami, pavyzdžiui, patvirtinus naują miškų tvarkymo schemą, iniciatorius aplinkos ministerija, patvirtinus saugomų teritorijų specialųjį planą, iniciatorius valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Na ir vėlgi šitie miškų grupių planai, kaip ir miškų tvarkymo schemos, yra tvirtinami aplinkos ministro įsakymu. Visą tai reglamentuoja miškų priskirimo miškų grupėms tvarkos aprašas. Na ir žinoma, miškų tvarkymui gali turėti įtakos ir kiti teritorijų planavimo dokumentai, nes visgi Lietuvos miškingumas yra
daugiau nei 30% šalies teritorijos ir neišvengiamai planuojant vienokias ar kitokias veiklas, sprendinius susiduriama su miško žeme, su miškų plotais ir atitinkamai reikia į tai atsižvelgti. Taigi, valstybinė miškų tarnyba jinai dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų derinime ir pagrindė šitas derinimas vyksta per dvi informacinės sistemas. Tai teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema, taip vadinama sutrumpintai TPDRIS, ir taip pat žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema ŽPDRIS. Derinimo terminai, tai paprastai nustatyta tvarka, nurodytais terminais derinami šitie teritorijų planavimo dokumentai. Na, bet tarnyba, sakykime, kelia savo tikslą žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektus derinti per 20% trumpesnį laiką, tai yra per 4 darbo dienas. Dabar čia galbūt yra tas aktualiausias klausimas, tai yra ta problematika, nes tarnyba derindama teritorijų planavimo dokumentus neretai juos ir atmeta tikslinimui. Dabar priežastis, kodėl nepraeina valstybinės miškų tarnybos derinimo. Tai visų pirma, nesivadovaujama miškų valstybės kadastrų duomenimis. Tai reikia tiesiog priimti domėn, kad tai, kas įregistruota miškų valstybės kadastre, įregistruota ta miško žemės riba, tai yra juridinį pagrindą turinti riba ir jie reikėtų vadovautis. Jeigu yra kažkokie tai skirtumai su natūra ar matininkas ar specialistas rengiantis teritorijų planavimo dokumentą, jeigu jam atrodo, kad ta riba yra kitur, tai vis dėlto turi būti visų pirma inicijuojamas procesas, kad būtų patikslinti miškų valstybės kadastrų duomenys ir tada jau ta miško žemės riba turi būti pažymėta teritorijų planavimo dokumente. Na, kita problema, kad nesinaudojama skaitmeniniais miškų valstybės kadastro duomenimis, bet bandoma koordinuoti, kaip mes sakom, paveiksliukus, kažkokią tai analoginę informaciją, taip atsiranda netitikimai tarp ribų. Po to bandoma teritorijas taip ištampyti, kad tas plotas, kuris įrašytas kažkur tai nekilnojamo turto registro išraše matomas, vis dėlto jisai skiriasi nuo miškų valstybės kadastre esančio ploto, tai bandoma suderinti dviejų valstybės registrų informaciją ir aišku, tai nėra gerai, reikia turėti minty, kad miškų valstybės kadastrų informacija turi pranašumą prieš nekilnojamo turto registro išraše esančią informaciją apie mišką. Nes valstybėje miškų inventorizacija vykdoma būdavo kas 10 metų ir tas miškas įsauga ir miškas gali atsirasti ne miško žemėje, jo riba gali keistis, plėstis, o jeigu žemės sklypas buvo suformuotas kokiais 1995 metais, tai be abejo, kad nekilnojamo turto registro pažymėjime užfiksuotas tas miško žemės plotas, jis gali nesutapti su miškų valstybės kadastrį registruotų miško žemės plotų, bet čia miškų valstybės kadastrį registruotas miško žemės plotas, jo riba, jinai turi pranašumą prieš nekilnojamo turto registrą ar kadastrą. Toliau nustatant miško žemės sklypo naudojimo būdą, neatsižvelgiama į miškų priskyrimo miškų grupėms planų sprendinius. Nepagristai miško žemės plotui prilyginami miškų grupių nustatomų apribojimų plotai. Taip pat nesivadovaujama miškų įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatytais apribojimas dėl miško plotų atidalinimo. Tai
Tenai yra išdėstyti, kaip turi būti atidalinta miško žemė nuo ne miško žemės, kokie žemės sklypai turi būti suformuoti, kokie reikalavimai miško žemės plotui po atidalinimo. Taip pat, aišku, problema ta, kad miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis nebūna numatytas bendrajame plane ir netitinka išimtinių miškų įstatymo 11 straipsnį nustatytų atvejų. Neprašoma aiškinamajame rašte ir nepridedami giminystę įrodantis dokumentai ar nedetalizuojama, dėl ko miško žemė verčiama kitomis naudmenomis, va tais atvejais, kai buvusią sodybą turi teisę atstatyti paveldėtojai. Tai yra svarbus faktai, kurie turi būti sudėlioti ir informacija apie tai pateikiama. Taip pat nesivadovaujama miškų įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi. Bandoma miško žemę valstybinės reikšmės miškų plotose paversti kitomis naudmenomis, rengiant žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektus. O 6 dalis nustato, kad miško žemę paversti kitomis naudmenomis valstybinės reikšmės miškuose galima tik po to, kai miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis suplanuotas vietovės lygmens bendruosiuose planuose arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose arba detaliuose planuose ir vyriausybė priima nutarimą dėl tam tikrų valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukimo iš valstybinės reikšmės miškų plotų. Tai va šita nuostata jinai apeinama būtent rengiant žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektus. Taip pat miško žemė siūloma nustatyti servitutus, neatsižvelgiant į veiklą miško žemė reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, projektuose neaptariamos servitutų įgyvendinimo sąlygos. Na ir dar viena rimta problema, kai neatsižvelgiama į tai, kad verčiant miško žemę kitomis naudmenomis yra paliekami tokie miško žemės likučiai, kurie nesudaro miško žemėje keliamų reikalavimų. Tai yra juostos siauresnės nei 10 metrų pločio ar plotas mažesnis negu 0,1 hektaro. Reikia priimti domėn, kad pagal vyriausybės patvirtintą tvarką šitie plotai turėtų būti prijungiami prie verčiamos kitomis naudmenomis miško žemės ploto ir kad tokių likučių neliktų. Žinoma, tai didina pavertimo organizatoriaus kaštus, bet čia yra tokie teisės aktų reikalavimai ir juos reikia atsižvelgti. Taip pat teritorijų planavimo dokumentų rengėjams ir žemės valdytojams, savininkams taip pat reikia priimti domėn šitą faktą, kad vis dėlto miško žemė valstybėje turi ypatingą reikšmę ir jai nustatyti ypatingi apsaugos reikalavimai ir kad teritorijų planavimo dokumentai, kaip sakant, vis tiek turi atsižvelgti į tą faktą, kad teritorijoje, kurioje kažkas yra planuojama, bandoma pakeisti, yra miško žemė ir su ta miško žemė reikia skaitytis. Ir čia vienas iš atvejų, kaip sakant, žinomas iki skausmo, kai žmogus įsivertinęs teritorijų planavimo dokumentus, kur yra suplanuotas intensyvaus pritaikymo stovyklaviečių rengimui tą teritoriją, žmogus buvo pasiruošęs statyti stovyklavietę su statiniais ir norėjo, kad toje teritorijoje miško žemė būtų panaikinta, tai netitiko išimtinių miškų įstatymo reikalavimų ir mes negalėjom nei pakeisti miškų kadastro, nei pritarti jo vykdomam planavimui. Na ir žmogus, aišku, padavė valstybinę miškų tarnybą į teismą, manydami, kad mes esam blogi, nedarom tai, ko jie norėtų. Ir praėjo visas teisminės procedūras, vis dėlto buvo pripažinta, kad miškas tai yra svarbus objektas,
kad reikia atsižvelgti į miškų įstatymo tos išimtinius atvejus ir miško žemės pavertimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais ir miške negali daryti tai, ko galbūt nuviliesi, norėdamas įgyvendinti tam tikras savo svajones. Kadangi miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis yra svarbi tema, su kuria laiks nuo laiko vis susiduriam, tai šiek tiek norim pakalbėti ir apie patį miško žemės pavertimą. Čia pateikiau reglamentuojančius pagrindinius teisės aktus. Tai jūs juos galėsite pasižiūrėti, bet kas svarbiausia, tai yra miškų įstatymo 11 straipsnis. Pirmoji daly jo yra pateikti išimtiniai atvejai, kada miško žemė galima paversti kitomis naudmenomis. Kiti straipsniai, kitos to paties straipsnio dalis pasako, kokiais atvejais išimtiniai atvejai gali būti pritaikomi, kokiais negali. Tai bet jeigu kalbant apie išimtinius atvejus, tai valstybei svarbiems projektams įgyvendinti, inžinerinės infrastruktūros formavimui, visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti. Ir čia gal stabtelsiu pabrėždamas, kad visuomeninė paskirtis gali būti taikoma tik tai valstybei priklausančioje žemėje. Dažnai privatus žemės savininkas sako, štai aš visuomeniniai paskirčiai čia šitą teritoriją skirsiu, įkursiu gražią poilsiavietę su gražiais statiniais, gražia aplinka ir tuo naudosis miestas, miesto svečiai, bet teisės aktai sako, kad visgi visuomeninė paskirtis, ta teritorija visuomeninės paskirties turi būti formuojama valstybinėje žemėje. Kiti išimtiniai atvejai naudingų iškasenų teritorijoms formuoti, teritorijoms skirtoms valstybės sienos ir krašto apsaugai, atliekų saugojimui ir tvarkymui, buvusioms sodyboms privačioje miško žemėje atstatyti. O čia taip pat stabtelkim, čia yra labai svarbi nuostata, kad tą neišlikusią sodybą gali atstatyti tik tai tiesioginiai tie savininkai arba jų paveldėtojai iki trečios eilės. Jeigu jūs nusipirkot teritoriją, kurioje kažkada tai buvo sodybvietė ir jūs planuotumėt ją atstatyti, tai jūs negalėtumėt to padaryti, jeigu ten yra miškas, negalėtumėt to miško paversti kitomis naudmenomis. Čia yra labai svarbus momentas. Taip pat gyvenamosioms teritorijoms miestuose formuoti, kai tose savivaldybėse miškingumas yra didesnis kaip 50%. Na ir teisėtai pastatyto pastato arba pasto kartu su jo priklausiniais žemės sklypui formuoti. Taigi tik 9 išimtiniai atvejai kol kas. Dabar, aišku, svarbus ir miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis etapai. Nebūtinai čia tas eiliškumas toks turi būti išlaikomas tobulas, kartais gali kai kur tie etapai susikeisti, kartais etapai gali eiti lygiagrečiai, bet iš principo turėtų būti tvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra suprojektuotas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis. Piniginės kompensacijos dydžio apskaičiavimas, jeigu už miško žemės pavertimą kompensuojama pinigais, čia turi būti išduota valstybinės miškų tarnybos pažyma. Turėtų būti priimtas įgaliotos institucijos sprendimas dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis. Ir čia reikia prisiminti, kad sprendimą dėl miško žemės pavertimo priima ta institucija, kuri patvirtino teritorijų planavimo dokumentą, kuriame yra suplanuotas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis. Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimas
kompensavimas pinigais arba įveistų miškų, čia jau yra pats tas faktas kompensavimo, kad paskaičiuota valstybinės miškų tarnybos kompensacija, jinai turi būti sumokama į valstybės biudžetą ir reikia turėti įrodymą, kad ta kompensacija yra sumokėta. Taip pat kompensavimas gali būti ir įveisiant mišką. Gal šiek tiek apie kompensavimą įveistų miškų pakalbėsime vėliau. Žinoma, turi būti patikslintas miškų valstybės kadastras. Taip pat bus reikalingas leidimas kirsti mišką, lydimo kirtimais ten, kur miško žemė paversta kitomis naudmenomis. Ir taip pat reikės sutvarkyti ir nekilnojamo turto registrą kadastrą. Kaip minėjau, miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis gali būti kompensuojamas dviem būdais. Tai piniginė kompensacija, kurią išduoda valstybinė miškų tarnyba. Atkreipiame dėmesį, kad šita pažyma, jinai tik tai pažymi apskaičiuotą kompensacijos dydį. Jinai galioja 1 metus nuo išdavimo datos. Ir supraskim, kad šita pažyma, jinai nėra kaip sprendimas, kaip leidimas paversti miško žemę kitomis naudmenomis. Taip pat miško žemės pavertimas galimas kompensuoti miško įveisimu. Tai pavertimo organizatorius jisai turi arba įsigyja ne miško žemės sklypą ir jame įveisia atitinkamą plotą miško, jį registruoja miškų valstybės kadastre. Taip pat duomenis atnaujina nekilnojamo turto registre kadastre. Ir primenu tai, kad kompensacijos tiek piniginės, tiek įveisto miško pagal plotą labai priklauso tas dydis nuo miškų grupės. Jeigu 4 miškų grupė, tai yra ta bazinė kompensacija, jeigu 3 grupė, tai reikia tą kompensavimą ar pinigais, ar miško plotų dauginti iš 2. Jeigu 2 grupė, dauginti iš 3. Dabar yra labai svarbu, kai yra rengiami teritorijų planavimo dokumentai, tinkamai pažymėti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. Čia yra pavyzdys, kaip žemės sklypo plane sutartiniais ženklais yra pažymimas plotas, kurio ribos sutampa su miškų valstybės kadastre registruoto miško žemės riba. Jis yra pažymimas sutartiniais ženklais. Sutartiniai ženklai, jie yra aprašomi legendoje ir taip pat pažymimas plotas, kuris yra verčiamas kitomis naudmenomis. Tai yra labai svarbu skaičiuojant piniginę kompensaciją. Dabar dažną kartą susilaukiam klausimų, koks turi būti turinys sprendimo paversti miško žemę kitomis naudmenomis. Kas tame sprendime turi būti pažymėta. Ir žinoma, vyriausybės patvirtintame tvarkos apraše visa tai yra įvardinta ir reikia prisiminti, kad visgi didžiausios kompetencijos dėl miško žemės pavertimo tai turėtų būti sukauptos būtent tose institucijose, kurios tvirtina teritorijų planavimo dokumentus, priima sprendimus dėl miško žemės pavertimo ir jos turi žinoti tą tvarką nustatytą vyriausybės, turi žinoti miškų įstatymą. Tai ar savivaldybės tai būtų, ar, sakykime, geologijos tarnyba. Bet kartais tenka juos konsultuoti ir vis dar tos kompetencijos nėra pakankamai sukauptos. Dabar sprendime būtinai turi būti nurodytas žemės sklypo savininkas arba valstybinės miško žemės patikėtinis, taip pat žemės sklypo plotas ir kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės plotas, žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis, kompensavimo būdas.
Taip pat labai svarbu nurodyti, kas paims ir realizuos nukirstą medieną. Tai aktualu valstybinės žemės valdytojams, ar tai būtų savivaldybė ar nacionalinė žemės tarnyba. Paprastai sprendime yra nurodyta, kad urėdija paims ir disponuos šitą medieną. Tai va šiek tiek apie sprendimų paversti miško žemę kitomis naudmenomis turinį. Na ir šiek tiek problematikos, kada, sakykime, valstybiniai miškų tarnybai teikia prašymus paskaičiuoti piniginę kompensaciją, tačiau detaliajame ir specialiajame plane ir žemės valdos projekte neparodyta paverčiamos miško žemės riba, kai tie planai parengti iki 2011 metų. Tai reikia kažkokių tai patikslinančių dokumentų. Aš suprantu, kad tai, kas buvo iki 2011 metų, tai buvo vienokia tvarka, vienokie reikalavimai, bet vyriausybei patvirtinus tą tvarką, daug kas keitėsi. Dabar gal mažiau tų problemų teritorijų planavimo dokumentuose, bet kai to nėra pažymėta ankstesniuose dokumentuose, tai vis tiek reikalingi kažkokie tai papildomi dokumentai, kur būtų tas užfiksuota verčiamos miško žemės riba. Paskui prie prašymo parengti pažymą apie apskaičiuotą kompensacijos dydį nepateikti grafiniai planuojamos paversti miško žemę kitomis naudmenomis miško žemės ribų duomenys. Tai kaip minėjau, ta geografija yra labai svarbi ir reikia pateikti tą planelį su pažymėtomis ribomis. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pažyma galioja tik metus. Ir būna atveju, kai iš tiesų pavertimo iniciatorius nespėja per tuos metus gauti to sprendimo, sutvarkyti visų reikalų susijusių su miško žemės pavertimu ir prašo pakartotinai perskaičiuoti tą pažymą. Tai čia tik tai noriu priminti tokį dalyką, kad iš principo kai kuriais atvejais įmanoma vienu metu išspręsti du dalykus – pasitvirtinti ir teritorijų planavimo dokumentą ir gauti sprendimą dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis. Pavyzdžiui, jeigu žemės savininkas daro kažkokį tai žemės pertvarkymo projektą ir, sakykime, jisai jau žino, kad projektas jau pakankamai yra geras ir tikrai jau jisai bus patvirtintas, jis jau tuo metu gali paprašyti paskaičiuoti pažymą apie kompensacijos dydį. Ir vienu metu atėjus į savivaldybę, sakykime, savivaldybės sprendime viena dalimi yra tvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas, kita dalimi priimamas sprendimas dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis pagal tą teritorijų planavimo dokumentą. Tai yra tokia praktika ir tikrai ją galima taikyti, trumpinant visus tuos miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis reikalus. Paskui susiduriame su tokiais dalykais, kai mes paskaičiuojame kompensacijos dydį, žemės savininkas jisai sumoka tą kompensaciją ir kreipiasi į registrų centrą, kuris dabar yra miškų valstybės kadastrų tvarkytojų, kad jis išregistruotų tą miško žemės plotą. Bet pamiršta, kada reikalingas ir sprendimas įgaliotos institucijos. Tai nepamirškit prieš eidami susitvarkyti valstybės registrų duomenis, turėti tą sprendimą. Kreipiasi į registrų centrą dėl išregistravimo prieš tai neišsiėmus leidimo kirsti mišką, bet čia gal tokia mažesnė blogybė, čia iš principo vis tiek galima pagal tą pažymą vėliau jau, kai iš miškų kadastrų išregistruojamas tas miško žemės plotas, jau pagal tą pažymą, kaip sakant, surašyti tą leidimą kirsti mišką, nes ten yra ir regioninis padalinys, ir girininkija, ir kvartalas, ir sklypai, visa tai yra sužymėta, pridedamas taksoraščio išrašas.
Paskui, jeigu teritorija yra priskirta valstybinės reikšmės miškų plotams, jau atrodo kaip ir pavertimo organizatorius viską kaip ir turi, bet vis pamiršta, kad pasitikrinti, ar ta teritorija išregistruota iš valstybinės reikšmės miškų ploto, jeigu jinai ten buvo įregistruota, tai šitą reikia turėti minty. Na ir aišku, vis dar pasitaiko atveju, kad planuojamas miško žemės pavertimas netitinka tų miškų įstatymo 11 straipsnio išimtinių atvejų. Ta vis dėlto pavertimo iniciatoriams reikia žinoti prieš planuojant tą pavertimą kitomis naudmenomis. Tai gal būtų trumpai tiek. Ačiū už dėmesį. Stabdau dalinimąsi skaidrėm ir esam pasiruošę kartu su Leandru Deltuva, taip pat mūsų miško žemės pavertimo ekspertė Rasa Kulbokienė atsakyti jums rūpimus klausimus. Taip, dėkojame jums, Ričardai, ir iš ties matome, kad klausimų jau sulaukėme gana daug. Pasistengsime į visus atsakyti, nežinau, ar užteks mums laiko iki 11 valandos, bet pabandom. Mūsų klausytojas Marijus klausė, ar galimas miško sklypo pakeitimas kitomis naudmenomis pakrantės apsaugos zonoje, skliausteliuose juostoje, ir ar tokia praktika realiai buvusi realybėje? Ar galime atsakyti į šį klausimą? Labadiena, aš tai galėčiau pasakyti, kad buvo Nord Balt jungčiai vykdomas pavertimas būtent toje apsaugos zonoje. O dėl privačių tai negalėčiau pasakyti, kad daug buvo. Rasa, nelabai girdim tavęs. Kažkas su tavo mikrofonu kažkaip tai arčiau priartėk prie jo, nes garsas nėra labai sklandus. Ar dabar girdisi geriau? Galbūt šiek tiek taip. Šiek tiek geriau. Aš norėjau tik tai pasakyti, kad jeigu prie apsaugos zonų čia buvo klausimas, tai daugiau gal buvo tik tai Nord Balt jungtyje vykdomas pavertimas. Supratom, kitaip tariant, čia valstybės reikmėms greičiausiai, ar ne? Daugiau taip. Supratom, dėkojam. Mūsų klausytojas Balys klausia, kodėl privati žemės ūkio paskirties žemė paverčiama miškų savininkui net nežinant. Čia daugiausia gal eina kalba, kai būna paimama visuomenės poreikiam tenkinti, tai tuomet tokių atvejų daugiau. Galbūt čia turimas omeny savaiminukų miškas, aš taip įsivaizduočiau. Aš irgi taip manyčiau, kad čia klausimą apie saviminukus, tai reikia pažymėti, kad miškų įstatymai yra įtvirtinta nuostata, kad jeigu plotas yra apaugęs medžių savaminukais, kurio amžius 20 metų ir daugiau, tai tokie plotai yra įtraukiami į miškų apskaitą ir registruojami miškų valstybės kadastre, prieš tai atlikus informavimą savininko. Supratom, dėkui. Klausytojas Petras klausė, kokie teisės aktai reglamentuoja servitutų įrengimą miško žemėje, kokia būtų procedūra norint esamą natūroje kelią, einantį per miško žemę, tačiau neįtrauktą į miško kadastrą, padaryti servitutiniu keliu. Turbūt pirmiausiai reikėtų atlikti miškų inventorizacijos duomenų patikslinimą. Šią paslaugą gali atlikti miškotvarkos projekto rengėjai, kurie nustatyta tvarka pateikia inventorizacijos duomenis, tame tarpe galbūt ir tą pažymėtą kelią miškų tarnybai. Miškų tarnyba priima sprendimą dėl inventorizacijos duomenų tvirtinimo ir perduoda inventorizacijos duomenys registruoti miškų valstybės kadastre. Dabar daugiau informacijos apie visus šitos inventorizacijos duomenų tvirtinimus yra mūsų interneto svetainėje veiklos sritis miškotvarka. Dėkui. Ana klausia, pagrįskite teisės aktais, kuriame aiškiai nurodyta, kad miškų kadastro informacija turi pranašumą prieš nekilnojamo kadastrą. Ir prašo nurodyti konkrečius teisės aktus bei straipsnius. Galėčiau pakomentuoti, kad nekilnojamo turto kadastro nuostatų 139 viename punkte yra nurodyta, kad
Nekilnojamo turto kadastras sudaromas vadovaujantis miškų kadastro informacija apie būtent apie miškų charakteristikas. Kitaip tariant, pranašumo neturi, bet vienas kitą papildo, ar ne? Taip, jie funkcionuoja kaip atskiri kadastrai. Dabar Supratome. kalbant dėl pranašumo, gal aš pasakysiu, nes tiesiog tai yra mūsų teisinių ginčų patirtis. Aukščiausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, kad miškų valstybės kadastras yra specializuotas valstybės kadastras, būtent konkrečiai miškui, miško žemė apskaityti. Todėl jo duomenų viršenybė yra prieš visus kitus valstybės registrus ir kadastrus. Tiesiog tai yra teisinė juridinė patirtis. Supratome, dėkui. Mūsų klausytojas Gintaras sako apie valstybės miškų kadastro tikslinimą klausia. Tenka pastebėti ūkininkų laukuose įtrauktus jaunuolynus iki 20 metų amžiaus į miškų kadastrą. Natūroje miško ten nėra. Ūkininkai deklaruoja pasėlius miškų kadastre registruotoje žemėje. Kaip tokiu atveju reikėtų patikslinti miškų kadastrą? Kaip sužinoti, kokiu pagrindu jaunuolynas buvo įtrauktas į miškų kadastrą? Na, miško nėra, o ūkininkai deklaruoja pasėlius, nors ten registruotas kaip miškas. Reikėtų turbūt išskirti dvi situacijas. Viena situacija tai iki 2011 metų įtrauktos į miškų kadastrą teritorijos žemės ūkio buvusiuose naudmenuose, kur nebuvo kažkokio draudimo plotus atitinkančius minimalius kriterijus nustatytus miškotvarkos darbų vykdymo instrukciją įtraukti į miškų kadastrą kaip mišką. Situacija šiek tiek pasikeitė 2011 metais priėmus miškų įstatymo nuostatą, kur įstatymų leidėjas jau detalizavo, kad tokie plotai virš 20 metų amžiaus yra įtraukiami. Tai reikėtų, aišku, vertinti tą situaciją kiekvienu atveju individualiai, kada tas plotas pateko į miškų kadastrą ir ar yra pagrindas, sakykime taip, ar buvo savininkas, sakykime, po 11 metų, ar buvo savininkas informuotas, ar jisai, kaip sakant, kada pradėjo atstatė, reiškia, žemės ūkio naudmenų būklę, į žemės ūkio naudmenas iškirto tuos medynus ir taip toliau. Ir nuo to priklauso, ar gali būti tikslinamas miškų kadastras ar negali. Tai gal tiek trumpai, čia reikėtų individualiai vertinti kiekvieną situaciją. Ačiū, Leandrai. Mūsų klausytoja Joana prašo patikslinti, ar sprendimas paversti miško žemę kitomis naudmenomis priimamas prieš ar po valstybinės reikšmės miškų schemos pakeitimo. Vienareikšmiškai turėtų sprendimas būti priimamas po valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo, nes iš principo schemos pakeitimu yra gaunamas vyriausybės pritarimas dėl išimtinės valstybės nuosavybės valstybinės reikšmės miškų pavertimų. Ačiū. Mūsų klausytojas Aurimas rašo, atliekamas žemės ūkio paskirties sklypo pertvarkymo projektas, kai dalinama į 2 sklypus. Sklype yra 2 nedideli miško plotai, kurie po padalinimo lieka vienas plotas vienam sklype, kitas kitam. Ar tai gali būti traktuojama kaip miško dalinimas? Tai yra laikoma miško atidalinimu ir tokia situacija negalėtų būti įgyvendinta išskyrus atvejus numatytus miškų įstatymo 4 straipsnių 9 dalies turbūt 1 punkte, kur yra pasakyta, kad gali būti dalinama nesivadovaujant nuostata, kad turi būti ne mažiau kaip 5 hektarai, kai atkuriant nuosavybės teises buvo atkurta keliem bendrasavininkėm. Tai miško sklypą būtų galima dalinti į tiek dalių, kiek yra tų bendrasavininkių. Reiktų paminėti dar vieną momentą, kad miškų tarnyba yra pateikusi pasiūlymą keisti miškų įstatymo nuostatą ir
atitinkama ir jeigu bus atskiri plotai atriboti žemės ūkio naudmenomis, tai nebūtų laikoma atidalinimu. Ir būtų leidžiama skaidyti tokiais atvejais. Ačiū. Dar kartą Marijus klausytojas klausia, ar galimas miško sklypo 70 arų dalymas į mažesnius sklypus? Tai šiuo atveju aš manau, kad atsakiau ką tik į tą klausimą tuo vieninteliu atveju, kad bendrasavininkių skaičių. Bendrasavininkų skaičių. Klausytoja Kristina, kokia tvarka atliekamas miškų valstybės kadastro patikslinimas, kai klaidingai pažymėtos miško žemės ribos? Kokius veiksmus turi atlikti žemės sklypo savininkas, o žemės sklypas yra žemės ūkio paskirties? Turbūt nepriklausomai nuo paskirties, ar tai yra žemės ūkis ar miškų ūkis, savininkas turėtų kreiptis į vidinės miškotvarkos projekto rengėjus, kurie parengtų inventorizacijos duomenis ir juos pateiktų tvirtinti miškų tarnybai. Miškų tarnybai vertinusi pagrįstumą tų duomenų, atitinkamai priimtų sprendimą ir perduotų registrų centrui registruoti miškų valstybės kadastrą pakeitimus. Dėkui. Klausytoja Tatjana, kaip išspręsti tokią situaciją? 1995 metais buvo gautas leidimas statyti ūkinį pastatą privačiame sklype. Pastatas pastatytas, bet neįregistruotas nekilnojamo turto registre. Savininkas mirė. Vėliau buvo atlikta miško inventorizacija pagal ortofoto ir kadangi aplink ūkinį pastatą atsirado želdiniai, jie buvo priskirti prie miško žemės. Paveldėtojai tvarkydami dokumentus pateikė kadastro bylą nekilnojamo turto registrui dėl ūkinio pastato registravimo, tačiau gavo informaciją, kad negalima įregistruoti, nes yra miško žemė. Kaip tokiu atveju sutvarkyti miško kadastrą, miško žemės po ūkinių nebuvo ir įtaksavus mišką? Kitaip tariant, miško nebuvo, buvo pastatytas pastatas, po to atsirado aplink pastatą miškas, o savininkas mirė. Reikėtų vertinti individualiai šią situaciją, pasižiūrėti kokioj teritorijoje, kada atsiradęs pastatas ir, sakysim, jeigu ten nebuvo mišką įtaksavo vėliau, tai galbūt istoriniuose ortofotografiniuose žemėlapiuose matoma, kad toj teritorijoje pastato atsiradimo metu miškas neaugo ir dėl kažkokios inventorizacijos klaidos tik tai vėliau buvo įneštas miško žemės plotas, taip kad reikėtų vertinti individualiai ir galbūt reiškia tikslint inventorizacijos duomenis. Taip, taip tariant, su kiekviena konkrečia situacija irgi, mūsų klausia, irgi turėtų būti individualus vertinimas, nes turi būti įsigilinama į pateikiamą informaciją ir į esamą situaciją. Klausytojas Marijus klausia, kad būtų galima peržiūrėti daugiau jūsų vykdytų paskaitų. Tai čia atsakysiu aš, kad visos mūsų paskaitos, visi mūsų seminarų įrašai yra mūsų tarnybos YouTube kanale. Užeikite į YouTube ir įveskite valstybinę miškų tarnybą ir ten tikrai rasite visus mūsų seminarus ir ne tik juos ir daug daugiau visko rasite. Tai ačiū už šį klausimą. Toliau klausytojas Arūnas klausia, ar 4 grupės miškų paskirties sklype 50 arų miško aikštelės vietoje galima pasistatyti modulinį namelį ar kitą namelį 30, 50, 80 kvadratų bendrojo ploto, kuriems nereikia statybos leidimo. Ar legalūs yra dabar statomi stikliniai nameliai poilsiui, pirtelės, be pamatų vaizdingose miškų vietose ant upių šlaitų ir panašiai? Vienareikšmiškai atsakyta apie tai, kad namelių statyba yra negalima. Tokiose teritorijose miško žemėje reiktų pažymėti, kad privačių miškų naudojimo nuostatuose yra parašyta, kokie statiniai galimi miško žemė. Tai yra pavėsinės, tai yra, sakykime, kita rekreacinė infrastruktūra, visa tai turi būti numatyta vidinės miškotvarkos projektuose ir pastatų statyba tikrai miško žemėje šiai dienai yra negalima. Dėl antros dalies, kaip sakant, irgi tas pats,
principas, kad tie stikliniai nameliai ir pirtelės taip pat miško žemėje negali būti statomus. Ačiū. Klausytoja Gražina rašo, rengiamas žemės ūkio paskirties sklypo formavimo pertvarkymo projektas, kurio tikslas sklypo padalinimas ir paskirties ir būdo keitimas. Žemės ūkio paskirties sklype yra miško žemė. Atidalinus urbanizuojamas teritorijas lieka miško žemė ir dalis žemės ūkio. Ar galima palikti sklypą žemės ūkio paskirties, kuriame apie 80% yra miško žemė, apie 40 tavo? Tai pirmiausiai turbūt reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad visumoje ar gali būti sklypas dalinamas ir skaidoma miško žemė. Reikėtų šitą situaciją įvertinti. Nes miško žemė neskaidoma dalimis, jeigu yra arba tampama miško plotas mažesnis negu 5 hektarai. Kadangi čia kalbama apie 40 arų, tai matyt, kad visumoje toks tikslas negali būti pasiektas padalinti. Supratome, dėkojame, bet irgi atkreipsiu dėmesį, čia kalbama apie individualią situaciją, tai šiuo atveju turbūt reiktų kreiptis į mūsų tarnybą ir bandyti aiškintis ir gilintis. Klausytojas Rūnas rašo, kad daryti, jeigu savaiminukų savo sklyme nenorima inventorizuoti. Tai čia tai gal jūs čia pasakysit? Tai jeigu tų savaiminukų savo sklype nenorima inventorizuoti, tai aišku savininko valia, tik tai kol kas valstybė vykdo medžių savaiminukų inventorizaciją savo iniciatyvą. Ir tie savaivinukai, kurių vidutinis amžius 20 metų ir daugiau, jie tikrai bus jūs informavus traukiami į valstybinę miškų apskaitą. Žinoma, dabar yra pateiktos pastabos miškų įstatymui projektas, kaip keisti šitą situaciją ir projekte yra numatyta, kad medžių savaiminukai į miškų apskaitą gali būti traukiami tik tai žemės savininko iniciatyva. Tai išspręstų, kaip sakant, jūsų norą ar nenorą. Bet šiai dienai nepriklausomai nuo jūsų noro galioja toks teisinis reikalavimas, kad medžių savaiminukai, kurie atitinka miško žemėje keliamus reikalavimus ir pasiekia atitinkamą amžių, atlikus informavimą bus įtraukti į miškų apskaitą. Tai arba reikėtų, kaip sakant, iš tų medžių savaiminukų padaryti kažkokius tai želdinius, padaryti kažkokias tai želdinių grupės, kad jie netitiktų miško žemėje keliamus reikalavimus. Tai kol kas tik tai taip galima, kaip sakant, įgyvendinti savo planus. Dėkojam. Mūsų klausytoja Gabrielė prašo kartoti atsakymą į klausimą, ar galimas valstybei priklausančio miško sklypo pakeitimas kitomis naudmenomis pakrantės apsaugos zonoje juostoje ir ar tokia praktika realiai yra buvusi realybėje. Bet čia kalbama apie valstybei priklausančio miško sklypo pakeitimą kitomis naudmenomis. Tai gal aš atsakysiu, gal geriau girdėsis, nes Rasai ten sunkiai sekėsi su mikrofonu. Tai iš principo miško žemės pavertimas turi būti numatytas bendrajame plane, taip pat teritorijų planavimo dokumentuose. Ir pagrindinis vienas iš tokių kriterijų, kuris leidžia arba neleidžia miško žemę paversti kitomis naudmenomis, tai yra miško priskirimas miškų grupėms atitinkamoms, kurios, sakysim, tos galimybės yra išdėstytos miškų įstatymo 11 straipsnio berods 2 dalyje. Tai konkretizuojant, turbūt nėra išskiriama, kad pakrantės apsaugos juostoje būtų draudžiama paversti kitomis naudmenomis. Ir manau, kad per, kiek čia dabar jau turbūt 13 metų praktika tokių atvejų yra buvę. Ačiū. Klausytojas Raimundas klausė vėl apie individualią, čia turbūt jo situaciją. Nežinau, ar mes galime atsakyti, nematydami dokumentų ir nežinodami realios situacijos, bet pabandom. Ar galima ką nors daryti Žeimenos upės pakrantės zonoje? Žemės paveldėta paskirtis žemės ūkio galioja Natūra 2000.
Tai vėlgi šiuo atveju turbūt teisingai pasakėt, kad šitoj vietoj galioja individualūs reglamentai nustatyti tiek Natura 2000 teritorijų nustatomos dėl Natura 2000 nustatytų apribojimų, tiek dėl vandens juostų ir zonų. Taip, kad reikėtų vertinti individualiai tą situaciją, kas ten kur yra, kokiuose dokumentuose nustatyta. Klausytoja Zita atsiuntė mums paveiksliuką, čia, kaip suprantu, miško schema su klausimu, ar galima prijungti tą kažkokį gabaliuką prie miško, bet čia turbūt neužtektų mums šito, manau, atsiųsto paveiksliuko, kad galėtume tinkamai atsakyti. Manau, galbūt ponę Zitą pakviestume kreiptis tiesiai į mūsų tarnybą ir atsiųsti galbūt daugiau medžiagos ir panašiai, ir tada mes galėtume atsakyti. Klausytojas Donatas klausė, žemės ūkio paskirties sklypas ir dalis sklypo patenka į miško žemę. Sklypas yra mieste, pagal bendrąjį planą numatyta gyvenamoji teritorija. Ar galima panaikinti miško žemę iš šio sklypo? Vėlgi reikėtų vertinti, ar toks noras patenka į išimtinius atvejus nustatytus miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje. Ačiū. Klausytojas Dovydas klausia, ar reikalinga įrodinėti giminystės ryšius, jeigu miškų ūkio žemės sklype yra buvusi sodyba ir yra archyviniai dokumentai apie jos buvimą. Kaip jau minėta pranešime, visais atvejais reikalinga vertinti, ar pretendentas atstatyti sodybą atitinka miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies, ten, kuris 7 punktą nustatytus kriterijus, ar jisai yra 1., 2. arba 3. eilės paveldėtojas. Nes visiems kitiems norintiem atstatyti sodybą tokia galimybė, įstatymas nenumato tokios galimybės. Ačiū. Vėl klausytoja Tatjana klausia, įdomi išties situacija. Žemės sklypas suformuotas kitos paskirties, būdas naudingų iškasenų teritorija. Suformuotas apskrities viršininko įsakymu dar iki 2011 metų. Sklypas išeksploatuotas, miško kadastras nesutvarkytas. Sumokėta kompensacija jau dabar, bet miškas iš kadastro neišbraukiamas, kadangi nėra sprendimo dėl miško pavertimo. Apskrities viršininkas neegzistuoja, nėra į ką kreiptis dėl sprendimo priėmimo. Kaip galima išspręsti? Reikia turbūt kreiptis į instituciją, kuri perėmė apskrities viršininko teises ir pareigas. Tai čia greičiausiai nacionalinė žemės tarnyba. Nacionalinė žemės tarnyba. Arba reiškia tuos, kas tvirtino žemės gelmių naudojimo planą, tai yra geologijos tarnyba. Supratome, dėkui. Atkreipti noriu dėmesį, kad iki mūsų susitikimo pabaigos liko 2 minutės, o klausimų dar išties labai daug. Dar bent į keletą klausimų pabandome atsakyti, o toliau jau galbūt, nežinau, bandysime ar paraštu, arba kažkaip kitaip. Klausytojas Stasys klausia, kokią tvarką pakeisti privačios miško paskirties žemės, neapaugusios miškų, neįtrauktos į miškų kadastrą, į žemės ūkio paskirties žemę. Miško privačios. Tai šiuo atveju turbūt yra variantas atidalinti sklypą, atidalinti tą žemės ūkio teritoriją ir formuoti atskirą sklypą. Jeigu noras yra pakeisti paskirtį. Ačiū. Klausytoja Sigita klausia, bet panašus klausimas jau buvęs. Ar galimas naujo kelio įrengimas, servituto nustatymas miško žemėje, miško naudmenyse, miškas privatus? Yra 2 variantai šiuo atveju, tai arba miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros teritorijoje, arba dar čia toks praktikoje irgi yra, kai rengiamas vidinės miškotvarkos projektas ir numatomas miško kelias, suprojektuojamas ir įgyvendinamas tada projekto sprendinys, įrengiamas miško kelias. Ačiū.
Klausytoja Miglė klausia, ar bus ir jeigu bus, tai kada SŽNC, nesuprantu, kas čia yra, miško žemės naudojimo sąlygų. Supratau. Miško žemė teritorijų duomenys nekilnojamo turto registre. Mūsų savivaldybė rengiant kaimo plėtros projektus reikalauja vadovautis nekilnojamo turto išrašų duomenimis, kuriuose dažnai SŽNC teritorijos būna netikslios. Tai jie klausia, ar bus ta miško žemė teritorijų, tos miško žemės teritorijų duomenys NT registre. Kiek man yra žinoma, nuo 2027 metų registrų centras atnaujins šitas specialių žemės naudojimo sąlygų įrašus ir nekilnojamo turto registrą. Ačiū. Dar kartą yra klausimas, kur bus galima peržiūrėti seminaro įrašą. Tai pakartosiu, kad seminaro įrašą bus galima pažiūrėti mūsų tarnybos YouTube kanale. Užeikite į YouTube, įveskite valstybinę miškų tarnybą ir ten rasite ir šį, ir daug kitų seminarų įrašų. Klausytojas Egidijus klausia, jeigu dėl saviminukų užaugimo sodo bendrijų žemė yra įtraukta į miškų kadastrą, kaip atstatyti buvusią padėtį ir toliau naudoti sodo paskirčiai smulkiam ūkininkavimui? Šiuo atveju reikėtų vertinti situaciją, kada buvo įtraukta ir ar yra pagrindas iš vis atstatyti tą žemės ūkio naudmenas, nes teisės aktuose niekur nėra įrašytas draudimas, kad žemės ūkio paskirties žemė negalėtų būti inventorizuotas miškas. Ir jeigu miškas užsisėjo, buvo apleista teritorija, jis registruotas miškų kadastre, tai kaip ir kyla klausimas visumoje dėl tokios galimybės atstatymo. Reikėtų vertinti individualiai. Ačiū. Klausytoja Vaida vėl individualios situacijos teiraujasi. Formuojamas žemės sklypas statiniams eksploatuoti. Iš šalia esančio miško pereina miško žemės plotas apie 67 kvadratiniai metrai. Naujai formuojamame namų valdos sklype negali būti miško. Natūroje didžioji dalis užima gretimo sklypo Natūroje didžioji dalis užimama, turbūt reikėtų rašyti, gretimo sklypo medžių laja, rūmai, o formuojamame sklype stovi du klevai. Ar dėl tų dviejų medžių reikia miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis? Kas turi tai inicijuoti? Žemė šiai dienai yra valstybinė. Jeigu teritorijoje nėra miško ir yra tik tai, sakykime taip, galimai miškų inventorizacijos klaida, tai dėl klaidos ištaisymo šiai dienai galėtų kreiptis valstybinės žemės valdytojas. Turėtų pateikti miškotvarkos projekto rengėjų parengtą dokumentaciją ir miškų tarnyba jau anksčiau minėtų būdų priimtų sprendimą ir perduotų. Dėkojam. Klausytoja Olga teiraujasi, kaip teisingai koreguoti duomenis, jei esamų inžinerinių tinklų pastatytų iki 1980 metų apsaugos zonoje yra miško žemė. Kokių veiksmų dėl klaidų atitaisymo turi imtis tinklų savininkas, Litgrid arba Ambergrid? Tai vėlgi reikėtų vertinti, ar toje apsaugos zonoje gali miškas augti, ar jis negali augti. Jeigu ten yra toje vietoje įrenginys kažkoks inžinerinis, tai galbūt ir negali augti, bet yra žinoma, kad apsaugos zonos yra nustatomos žymiai platesnės negu reikalinga, kaip sakant, tam pačiam objektui eksploatuoti. Ir ne vienas pavyzdys yra, kur elektros apsaugos zonoje yra ir auga miškas. Ačiū. Klausytojas Rytis klausia, nuo 4 metų savaiminukai žemės ūkio paskirties žemėje yra traktuojami kaip miškas. Ričardai, gal jūs atsakysit? Tai medžių savaiminukai nepriklausomai nuo amžiaus gali būti pripažinti mišku, jeigu atitinka miškų įstatyme miško žemėje keliamus reikalavimus. Tik tai yra kol kas toks nustatymas, kad jeigu 20 metų ir daugiau, jeigu vykdoma inventorizacija savaiminukų valstybės iniciatyva, tai informavus savininką, tas plotas tiesiog įtraukiamas į miškų apskaitą ir rašomas į miškų kadastrą. Tuo tarpu, jeigu medžių savaiminukai yra iki 20 metų,
Tai šitą iniciatyvą gali parodyti žemės savininkas ir noriu pabrėžti visiems, kad dabar yra labai palankios sąlygos, nes APVA teikia priemonę kaip parama šitų medžių savaiminukų apskaitai, sutvarkymui miškų kadastro duomenų, nekilnojamo turto registro kadastro duomenų ir kompensacijos dydis 900 eurų už 1 hektarą. Tai tikrai kviečiame savininkus to neignoruoti ir, kaip sakant, pasinaudoti valstybės teikiamą paramą ir medžių savaiminukus, kurie jaunesni negu 20 metų, įsiregistruoti miškų. Ačiū. Klausytojas antros A grupės miške regioninio parko schemoje numatyta stovyklavietė. Ar galimas jos įrengimas be miškotvarkos projekto, ar būtinas grupės keitimas į antrą B? Turbūt abu teigiami atsakymai. Kitaip tariant, reikalingas tiek miškotvarkos projektas, kažką darant miško žemėje, tiek antroje miškų grupėje reikalingas keitimas. Jeigu yra pagrindas tam, iš antros A keisti į antrą B. Ačiū. Klausytoja Vita klausia, žemės ūkio paskirties sklype stovi fermos, dalyje sklypo užaugo savaiminis miškas, miškų kadastre pažymėtas, nekilnojamo turto registre nėra. Dabar norima plėsti fermą, statyti naujus pastatus. Ar gerai supratau, kad nors ir teritorijų planavimo dokumentuose numatyta kitaip, bet netitinka 9 išimtinių punktų ir išmiškinimas bus negalimas? Na, čia vėl individuali situacija, turbūt reikia gilintis į konkrečius dokumentus. Turbūt taip. Taip. Dar. Čia matyt patikslina klausytojas Edgaras atsakymą į buvusį kažkada klausimą. Gamykloje pagamintas modulinis namas tik atvežamas ir padedamas ant žemės ir jį galima bet kada perkelti į kitą vietą. Nesumažinus jo vertės, neišardžius, jis laikytinas kilnojamųjų daiktų ir nelaikomas statiniu. Tai čia jis matyt patikslina, kad tokį statinį, ko gero, galima atvežti ir į miško žemę, bet ar tikrai, kolegos? Turbūt atvežti galima, bet ar jis stovės teisėtai, tai čia kitas klausimas. Gerai, ačiū. Vitas klausytojas klausia, sveiki, 4,5 hektaro privačiame ūkinių miškų miško paskirties sklypo sudėtyje yra 0,5 hektaro žemės ūkio žemės dalis. Ar galime ją atidalinti į atskirą sklypą pertvarkymo projektu? Taip, galima. Ačiū. Klausytoja Fausta klausia, jei yra privatus miško ūkio žemės sklypas, iškirstas plynas kirtimas ir toje teritorijoje norima padaryti karjerą, ar savininkas gali keisti paskirtį iš miškų ūkio į žemės ūkio? Čia turbūt reikėtų vertinti, kokio dydžio yra plotas ir ar tai turėtų būti rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, žemės gelmių naudojimo planas, ar tai galėtų būti rengiamas kažkoks mažasis karjeras. Mažieji karjerai renginėjami tokiais atvejais, kai savo reikmėm ten nevykdant komercinės veiklos savininkas tam tikrais atvejais gali kasti smėlį ir žvyrą. Tas yra rengiamas mažojo karjero pasas ir ten yra visa tvarka, su kuria galima susipažinti teisės aktų registre. Tai turbūt reikėtų vertinti iš tos pozicijos, ar reikalingas gelmių planas ar mažasis karjeras, taip pat vertinti, kokia miškų grupė tam miške yra. Ir ar visumoje galimas pavertimas kitomis naudmenomis. Taip pat reiškia įsivertinti bendrojo plano sprendinius, nes jeigu karjeras nepažymėtas bendrajame plane, tai ir pavertimas nebus galimas. Ačiū. Mūsų klausytoja Meilė klausia, galbūt galima patikslinti atsakymą į Gražinos klausimą, kodėl jūsų nuomonė nėra galimas sklypo pertvarkymas suformuojant 2 žemės sklypus. Vienam jų pakeičiant paskirtį į gyvenamąją, o kitas liktų žemės ūkio paskirties su miško naudmena.
Kiek žinau, sklypui miško paskirtis yra nustatoma, jei miško naudmenos sklypė sudaro 90% ir daugiau. Jei miško naudmenos sklypė sudaro 90% ir daugiau. Šiuo atveju žemės ūkio paskirties miško naudmena sudarytų apie 80% sklypo. Prašau pakomentuoti. Čia turbūt reiškia prieš tai buvusį ir patikslinantis klausimas. Tai jeigu iš sklypo yra atidalinama namų valda, o likusioje daly lieka ir miškas neskaidomas, tai taip, be abejo, galim. Ačiū. Jau einame link pabaigos. Klausytoja Zita klausia, ypatingos valstybinės svarbos inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendiniuose numatytas miško žemės pavirtimas kitomis naudmenomis, koridoriaus plotis žymiai didesnis nei 10 metrų. Tačiau tinklai bus klojami uždaru būdu. Ar vystymo plano sprendiniuose aprašytas inžinerinių tinklų klojimo būdas nekertant miško neprieštaraus teisės aktams? Gal suprast klausimą kol kas. Na, kitaip tariant, aš suprantu, kad klausytoja Zita klausia, kad nebus vykdomi darbai viršuje ir nereiks dėl to iškirsti miško. Tai šiaip jau iš tikrųjų miškų įstatyme yra 10 su indeksu 2 straipsnis, kuriame yra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais galima visumoje, reiškia, tiesti inžinerinius tinklus miško žemėje. Tai tokiais atvejais, kai yra iki 10 metrų pločio apsaugos zona, tai galima juos tiesti ir miško žemėje, jeigu teritorija neapaugusi medžiais, mišku, yra tik tai kita miško žemė, arba jeigu taip vadinamų prastūmimo būdu klojami tie inžineriniai tinklai, tai siūlyčiau susipažinti su miškų įstatymo 10 straipsnio su indeksu 2 nuostatomis. Ačiū. Na ir paskutinis klausimas iš klausytojo Arūno apie apaugančios miškų žemės inventorizavimą. Norint gauti paramą iš APVA, klausia, ar reikalingi kadastriniai sklypo matavimai. Tai turbūt atliekant inventorizavimą kadastriniai matavimai nereikalingi, bet jie bus reikalingi registruojant nekilnojamo turto registre. Nes viena iš sąlygų gauti paramą tai yra būtent atlikti kadastrinius matavimus ir tą plotą užregistruoti nekilnojamo turto registre. O šiuo metu užregistravimas galimas tik per kadastrinius matavimus ir per arba atnaujintą kadastrinių matavimų bylą, jeigu kadastriniai matavimai jau buvo atlikti anksčiau. Ačiū. Nors sakome į paskutinį klausimą, tačiau klausimai vis dar plaukia. Na, yra 3 dar neatsakyti pateikti nauji klausimai, tai į šituos 3 dar mes atsakome, bet gerbiamų klausytojų jau prašau daugiau klausimų nerašyti ir tiesiog jau tikrai baigsime mūsų susitikimą. Taigi, klausia klausytoja Gertrūda, ar galima nusipirkti suformuoto miško paskirties žemės sklypo dalį? 17 hektarų bendras perkiamas, 1 ha nekeičiama paskirtis, jeigu teisingai suprantu. Klausia, ar galima nusipirkti suformuoto miško paskirties žemės sklypo dalį? Tai turbūt galima, jeigu tokią dalį parduoda. Nusipirkę tokią dalį tapsite bendrasavininkiu, atsidalinti negalėsite. Ačiū. Klausytoja Audronė klausia, miško žemės pavirtimas kitomis naudmenomis. 9 punktas, teisėtai pastatyto pastato arba pastato kartu su jo priklausiniais, nekilnojamo turto registre registruoto kaip atskiro nekilnojamo turto objekto pagrindinio daikto sklypui formuoti. Ar galima iš karto pakeisti į kitą paskirtį vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos? Čia, suprantu, buvo pacituota įstatymo nuostata. Tai be abejo, pertvarkant sklypą, kažkokia dalis matyt lieka
tokia paskirtis, kokia buvo, likusi dalis yra nustatoma kita paskirtis. Supratom. Ačiū. Na ir gavome pasiūlymą pagal pateiktus klausimus papildyti mūsų tarnybos dažniausiai užduodamų klausimų rubriką. Pamėginsime susisteminti, nes iš ties labai didelė dalis klausimų yra apie individualias situacijas. Tai visų individualių situacijų į dažniausiai užduodamų klausimų rubriką tikrai sudėti negalėsime, bet pabandysime susisteminti, apie ką daugiausiai buvo klausimai ir pabandysime toje rubrikoje pateikti į juos atsakymus. O kol kas, kągi, dėkojame visiems taip gausiai šiandieną su mumis dalyvavusiems, dėkojame pranešėjams Ričardui Beniušiui, Leandrui Deltuvai ir Rasai Kulbokieniai. Na ir atsisveikiname. Primenu, jog šio seminaro ir daugelio kitų mūsų seminarų vaizdo įrašus galite rasti mūsų tarnybos YouTube kanale. Užeinate į YouTube, ten įvedate Valstybinė miškų tarnyba ir tikrai rasite ir šio, ir daugelio kitų seminarų įrašus. Ačiū labai už aktyvų dalyvavimą. Dėkojame.